ką jums sako žmonės, kai atsistoja čia šiandieną? Vau, kiek jūsų daug, ar kaip man dabar baisu bus pasakot, ar kaip? Ar klausia, kaip jums sekas? Tai aš to paklausiu, kaip sekas? Gerai? Tik jūs dabar, žiūrėkit, aš paprašysiu jūsų, visi nusišypsom gerai, nusišypsokit. Nes man žiauri fainas šnekėt, kai žmonės šypsosi, čia pirma, o antra yra priežastis nusišypsot. Šiandien penktadienis. Valio, ne? Varysit baliavot? Aš tai varysiu, su radistais. Tai mano vardas Rimvydas, mano pavardė Širvinskas, mano pravardė Makalius. O kodėl nieks nesijuokia, kai pasakau žodį Makalius? Prieš 6 metus buvau nuvažiavęs į Kauną, į Romuvos kino teatrą ir pirmą kartą gyvenime atsistojau prieš didžiulę kino salę studentų. Ten buvo Verslios Lietuvos tokia konferencija ir atsistojau ir pasakiau, aš esu Makalius. Ir visi pradėjo juoktis, nes nieks nežinojo, kas tas Makalius yra. O jūs žinot? Žinot visi, nes jeigu visi žinot, neįdomu, nes tada aš neturėsiu ką jums papasakot. Bet iš tikrųjų, man žiauriai patinka keliauti. Tai yra viskas, ką jums reikėtų žinoti. Aš esu visiškai išskirtinis, nes man patinka keliauti. Nes jums ne vienam nepatinka turbūt. Aš manau, kad visiems iš jūsų čia patinka keliauti. Neprašysiu kelt rankų, nes man tai primena mokyklą. Bet jeigu paprašyčiau, tai visi pakeltumėt ir ne vieno nėra žmogaus, kuris nemėgtų kažkur tai važiuoti, keliauti, atostogauti, nesvarbu po Lietuvą, užsienį ir panašiai. Man irgi tai labai patinka, tačiau taip pat patinka ir tų kelionių užkulisiai. Man labai pradėjo patikti, man buvo kokių 13-14 metų, aš pirmą kartą išvažiavau kelionę į užsienį, į Latviją, į Livų vandens atrakcionų parką, į Jūrmalą. Pirmą kartą aš tenai, toj Latvijai, pirmą kartą buvau užsienyje, pirmą kartą pamačiau vandens parką, nes Lietuvoje ne vieno nebuvo, nei Druskininkose, nei Vilniuje. Ir pirmą kartą skendau, tikiuosi, kad ir paskutinį. Ir, žodžiu, po tos kelionės aš labai užsikabinau keliauti. Visą laiką labai domėjausi ne pačia kelione, bet taip pat ir jos užkulisiais. Pavyzdžiui, o kodėl ta kelionė tiek kainuoja pinigų? Kas įeina į tos kelionės kainą? O kaip man padaryti tą kelionę pigiau? Jeigu tai yra skrydis toksai pat su ta pačia aviakompanija, kodėl skirtingose puslapiuose kaina yra kitokia? Kiek kainuoja nuvažiuoti su autobusu iki Slovakijos, kiek yra išdeginama benzino ir panašiai. Įsivaizduojat, aš netgi eidavau į kelionių agentūras, 13-metis vaikas. Į kelionių agentūrą ateidavau ir apsimesdavau, meluodavau, atsiprašau visų agentūrų, bet aš meluodavau ir sakydavau, žinot, čia mano mama paprašė paimti kelionių katalogų kartu su kainininkais, jūs man duokit jų, aš nunešiu mamai, nes kaip tik norim skristi į Egiptą. Nueinu į kitą agentūrą, sakau, noriu į Kanarus skristi. Į trečią nueinu, sakau, noriu Slovakijos kalnus nuvažiuoti. Prisikraunu pilną katalogų po pamokų, sėdžiu ir analizuoju kainas, analizuoju aplankomus maršrutus. Tada man kaip tik namuose įvedė internetą. Kodėl nieks neplojat? Internetą įvedė, kai man buvo 13 metų. Tai buvo prieš 12 metų, įsivaizduojat? Įvedė internetą ir aš sėdėjau, žiūrėjau nuotraukas, kas ten aplankoma, žiūrėjau žemėlapį, skaičiavau kilometrus ir panašiai. Aš jums noriu pasakyti visu šituo, tai, kad man patiko ne tik tai pats procesas, kad man patinka štai keliauti ir aš ir važinėju, bet man patiko ir planavimas kelionės. Kartais man kelionės planavimas buvo įdomesnis už pačią kelionę. Tai čia yra, aš noriu jums parodyti, kad tai jau yra nesveika, tai yra liga pas mane, kad iš tikrųjų aš turiu priklausomybę kelionėms ir iš tų kelionių aš, būdamas 18 metų, pradėjau verslą. Rašiau apie pigias keliones, pasakojau visiems, kaip gera, smagu pigiai keliauti. Gimė mano kelionių portalas, padarysiu dabar tokią reklamą, makalius.lt. Labai geras pokštas, kažkada tai vienoje konferencijoje sakydavau, kad pas mane per dieną internetinėme mano puslapyje šiuo metu, kuris labai taip užaugo per tuos 7 metus, apsilanko 3 pilnos Siemens arenos, iš kurių vienai aš jums dabar ir pasakoju savo sėkmės istoriją. Tai aš tiesiog įkūriau savo portalą, nes aš turėjau pomėgį. Aš esu tikras, kad visi jūs pas save galvoj dabar mastot, kokį pomėgį jūs turit.
Aš čia atsinešiau su savim špargalkę, bet žinokit, ne dėl to, kad aš jums neturiu ką pasakyti, o dėl to, kad aš galiu nesuspėti per tas 18 man duotų minučių, nes tik 13 liko. Bet aš patiksiu jums kelis pavyzdžius. Tarkim, aš turiu pomėgį kelionės, ir aš įkūriau kelionių portalą, kuris šiuo metu tapo pačiu populiariausiu visoje Lietuvoje ir lankomiausiu. Bet taip pat prie viso to aš dar įkūriau ir verslą kelionių organizavimo, agentūros ir panašiai. O tarkim, jūs mėgstat žvejoti. Kaip jūs galvojat, tai ką, ar jūs negalit padaryti iš to verslo? Aš manau, kad galit. Mažiausiai tai pagautas žuvis pardavinėti, bet manau, kad dažniausiai tas pagautas žuvis žmonės užkietėję žvėjai arba paleidžia, arba patys pas save namuose suvalgo, arba duoda savo žmonoms ir jos keikia vyrus. Kodėl jūs man vėl atnešėt šitiek daug žuvies? Tačiau taip pat, jeigu tu labai stipriai domiesi žukle, vaikštai į žvejybos parduotuvės arba ieškai lygini kainas internete ir panašiai, kodėlgi tu negali įkurti, tarkim, atidaryti žvejybos parduotuvės, ar ne? Kitas pomėgis, tarkim, man labai patinka žaisti tenisą. Ir man taip jis stipriai patinka žaisti, kad ne tik tai, kad aš jį moku žaisti, bet dar ir galiu išmokyti kažką. Prieš metus pradėjau mokytis vienoje arenoje Vilniuje žaisti tenisą. Ir mane mokė už mane 6 metais jaunesnis, 19 metų amžiaus Rokas, kuris visą gyvenimą žaidė tenisą ir dabar nusprendė, kad jisai gali treniruoti suaugusius žmonės, savęs gal aš nelaikau rimtų, bet rimtus žmonės gali treniruoti. Ir jisai iš to padarė verslą. Šiandien kaip tik buvau sportuot, Rolando ten nebuvo eilinį kartą. Ir sportavau pas savo trenerį Tadą. Jisai visą gyvenimą užsiėmė kultūrizmu, savo kūno priežiūrą, domėjosi, kaip sveikai gyventi, sveikai maitintis, kaip sportuoti teisingai, netgi baigė studiją susijusią su būtent sportu. Ir jisai tapo asmeniniu treneriu viename geriausių sporto klubų Vilniuje ir aš tikiu, kad jisai pakankamai gerai uždirba, nes iš manęs visai nemažai ima pinigų. Tai jisai pasidarė verslą iš savo pomėgio. Koks pliusas yra, kai savo pomėgį paverti verslu? Kaip jūs galvojat? Žiauriai didelis malonumas yra rytais keltis ir eiti į darbą. Nes tai yra mano pomėgis, man tai žiauriai patinka. Aš žiauriai mėgstu planuoti keliones kitiems, atsakinėti laiškus, gelbėti žmonėms, atsiliepinėti jų skambučius, parekomenduoti kažkokį tai gerą viešbutį ir panašiai. Tai man tai teikia žiauriai didelį malonumą ir aš tiesiog paimu ryte, atsikeliu ir aš kuo mažiau laiko noriu būti darbe. Tai čia yra mano pomėgis. Kaip galvojat, kokios gali būti problemos susijusios su tuo, kaip pomėgis tampa verslu? Aš jums galiu iš karto atsakyti, nes tikrai negirdėsiu jūsų atsakymų. Tai kai pomėgis tampa verslu, labai yra sunku išlaikyti tą pusiausvyrą, kad tas pomėgis tapęs verslu būtų vis dar pomėgis. Tarkim, mano pomėgis yra kelionės, ar ne? Aš keliauju, važinėju visur. Prieš 5 metus aš turėjau televizijos laidą, kuri vadinasi Makaliaus kelionės, kiekvieną sekmadienį 13:40 per Lietuvos ryto televiziją. Ir aš tenai pasakoju apie tai, kaip galima praleisti savaitgalį už 100 eurų. Kartais pasimdavom su savim visokius žymius žmonės, ten tada, aišku, aukštesni reitingai būna, žiūri labiau, rėmėjai labiau remia tą laidą tavo ir panašiai, bet čia jau ne į temą. Tai būtent aš sukūriau kelionių laidą ir dabar pamiršau, ką aš norėjau jums pasakyti. Matot, žiūrėkit, dėl ko aš atsinešiau špargalkę. Tai va, žiūrėkit, labai didžiosiam raidėm užsirašiau, neperdek Rimvydai. Tai čia lygiai tas pats galioja ir šitą mano pasakojimo. Aš sukūriau kelionių laidą, aš keliavau kiekvieną antradienį išskrisdavau, ketvirtadienį grįždavau, šeštadienį išskrisdavau, pirmadienį grįždavau ir panašiai. Ir tai buvo 10 savaičių iš eilės. Po kokių 3 savaičių aš atsikeldavau ir aš nenorėdavau lysti iš lovos, važiuoti į oro uostą, skristi į Paryžių. Aš tai pasakydavau savo draugams, žinot, man atsibodo skraidyti į Paryžių, skraidyti į Romą, skraidyti į Milaną. Mano draugai man atsakydavo visi lygiai tą patį.
O taip. Sako, tu ką, išprotėjai, tau atsibodo keliauti ir iš tikrųjų taip, žinokit, gali pasitaikyti. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, galbūt atsibos žvejoti, kai visą tai pataps verslu ir pasidarys neįdomu. Todėl svarbiausia yra neperdegti. Po tos televizijos laidos aš paėmiau, padariau pertrauką, tiek kiek ištvėriau. Aš ištvėriau 3 mėnesius be kelionių, visiškai niekur neskridau ir tada aš degiau noru vėl kažkur keliauti, vėl kažką daryti, vėl kažką galvoti ir taip aš išvyščiau savo verslą. Šiuo metu įmonėje dirba 33 darbuotojai, yra 3 biurai ir man yra žiauriai sunku, nes aš esu už visus labai atsakingas, naktim negaliu miegoti, nes esu įmonės savininkas ir vadovas ir kiekvieną dieną turiu galvoti, kaip visiems apmokėti atlyginimą. Todėl visą laiką, kiekvieną dieną aš turiu galvoti naujas idėjas, kaip visą tai išpopuliarinti, galbūt ką naujo pradėti daryti ir panašiai. Su kokiamis kliūtimis aš susidūriau visą tai darydamas? Tai visų pirma, 18 metų aš įstojau į Vilniaus kolegiją, į verslo vadybos fakultetą, turizmo ir viešbučio administravimą. Pirmoji mano milžiniška kliūtis buvo mano mama. Nes jinai žiauriai pyko ant mane, sako, kodėl tu taip gerai pabaigęs mokslus įstojai į kolegiją. Ir aš sakau, palauk, bet jeigu aš jau žinau, ko aš noriu iš savo gyvenimo, ar ne? Ir aš labai tikiuosi, kad jūs dabar kaip tik čia atvažiavot susirasti savo galvoje, ko jūs norite savo gyvenimo. Tai aš mamai pasakiau, jeigu aš jau žinau, ko aš noriu, jeigu žinau, kad aš tai padarysiu būtent Vilniaus kolegijoje, studijuodamas turizmą, dabar ten vadinasi atskirai jau, turizmas ir viešbučiai yra atskirta, todėl yra turizmo vadyba. Ir jeigu aš studijuosiu ten turizmą, aš įgausiu praktinių žinių, nes kolegijoje būtent tai yra įgaunama. Ir aš galėsiu visą tai pritaikyti iš karto mano jau, būnant pirmakursiu įkurtame versle. Tai įsivaizduokit, aš studijavau savo Vilniaus kolegijoje, čia Baltupiuose važinėdavau, rytais eidavau į paskaitas ir paskaitų metu mokiausi buhalterinę apskaitą, mikroekonomiką ir panašiai. Čia buvo tokios pora nelabai man patikusių paskaitų ir vis laiką visi man aplinkui sakydavo, eina savo, kam čia ta buhalterinė apskaita, mums gyvenime jos nereikės, čia skaičiuo dabar kažką, tai galvoti, čia planuoti, ne aš buhalteriu būsiu, ne aš ką. Taip, tu buhalteriu nebūsi, bet kai tu eisi dirbti į įmonę arba dar blogiau, tu turėsi savo įmonę, tai tu turėsi tą visą buhalteriją išmanyti ir tikrai galbūt net ir geriau negu apie keliones. Tai viena iš mano kliūčių buvo tai, kad aš turėjau įrodyti, kodėl aš būtent privalau studijuoti kolegijoje, o ne universitete. Ir dabar, žinoma, yra ir universitetuose tos studijos, bet anksčiau būdavo tik tai kolegijose. Ir ten aš įgijau labai daug praktikos. Ir kiekvieną naktį, nes kitų metų neturėjau tiesiog laiko, dar būdavo visokie vakarėliai, pirmakursių ir taip toliau. Kiekvieną naktį aš rašydavau apie savo keliones savo puslapyje. 2 valandą nakties kaip tik keisdavosi įvairiausių pigių skrydžių bendrovių kainos ir aš turėdavau iki 2 nakties mažiausiai nemiegoti, pamatyti kokios tos kainos, staigiai iki 3 valandos sukelti viską, eiti miegoti. Pirma paskaita būdavo be 15:08 ir tai būdavo italų kalba penktadienio rytą. Spėkit, ar aš moku italų kalbą? Ne, labai gaila, bet aš neišmokau, nes į pirmą paskaitą niekaip nenueidavau. Tai čia yra dar mano antroji auka, ką aš paaukojau, aš neišmokau italų kalbos. Trečioji kliūtis, su kuria aš susidūriau, nusprendęs tokio amžiaus įkurti verslą, tai yra mano amžius. Man buvo 18 metų. Įsivaizduokit, aš ateinu į banką, aplenkiu visas mokesčius susimokėti norinčias, ten pensijas, kažką susitvarkyti savo fondus norinčias senjoras, nes tame banke yra parašyta, verslo klientus aptarnaujame be eilės. Aš ateinu 18-kinis toksai, su žaliom kelnėm buvau dar tada ir ateinu ir sakau, žinot, aš esu verslo klientas. Ir taip darbuotojai mane pasižiūri nuo galvos iki kojų, pamato mano žalias kelnes. Aha, sako, gerai, palauk, sako vaikeliai, kad įsės tenai, mes paskui su tavim pažaisim. Tai gerai, kad tas bankas bankrutavo. Dabar su manim elgiasi kaip su žmogum. Tai mano didžiulė kliūtis buvo amžius. Ne tik dėl banko, tačiau taip pat ir dėl, tarkime, verslo partnerių. Mano puslapis visai taip išpopuliarėjo. Po kokių metų, 2, aš buvau 2 kurse, 3 kurse. Puslapis jau buvo gana išpopuliarėjęs, aš jau turėjau derinti ir pusiau eiti į darbą, dirbti pusę etato savo biure čia Vilniuje. Ir aš vis laukdavau vairiausių pasiūlymų.
žmonės su manim norėdavo susitikti, mano partneriai, kurie taip pat norėjo, kad aš padėčiau parduoti jų organizuojamas keliones, įvairiausi kelionių organizatoriai. Jie pasikviečia mane į susitikimą ir sako, gerai, tai tu čia dabar ant bangos, tu čia kiek tu 18 metų, tai žodžiu duosiu tau 50 litų, nu ir tu čia mane dabar reklamuok. Arba dar juokingiau buvo, kai atėjo su prašymu juos pareklamuoti ir atnešė man dėžutę šokolado. Ir pasakė, štai, dabar mainais man į tai reklamą. Jo, jie visi žinojo, kad aš labai mėgstu šokoladą, dabar mečiau, nes liepė treneris nebevalgyti. Bet žinokit, iš šokolado aš negalėdavau pragyventi. Man reikėdavo ir, pinigų kažkokių. Tai labai būdavo sunku įkalbėti, įtikinti verslininkus ir tikrai kelis kartus netgi buvau apgautas, kai man sakydavo, eik, tu taigi 50 litų už mėnesį darbo yra žiauriai gerai. Ir aš patikėjau. Tai tokia klaida buvo, mano būtent amžius, dviguba, didžiulė klaida. Bet dabar aš negalėčiau pasakyti, kad yra klaida. Būtent nuo to laiko jauni verslininkai užvaldė visą Lietuvą, prasidėjo visokie verslios Lietuvos projektai, verslumo skatinimo, jaunimo tarpe. Aš labai džiaugiuosi, kad yra organizuojami tokie renginiai, kur jūs susirenkate ir jų, tiesiog galbūt ieškote savęs, ar ne? Arba galbūt jau žinote, ką jūs norėtumėte veikti gyvenime, todėl atėjote čia pasirinkti, kur studijuoti. Mano, kaip keista sakyti, mano laikais prieš tos 7 metus to nebuvo. Arba aš apie tai bent jau nežinojau ir man tikrai būdavo labai sunku. Todėl visą laiką aš šiuo metu jaunimui sakau, jeigu jūs nežinote, ką jūs norite veikti gyvenime, jūs esate 10, 11, 12 klasiai, turbūt visi, ar ne? Ir jeigu jūs nežinote tiesiog, bet visi aplinkui sako, taigi reikia kažkur stoti, baigi mokyklą, ko greičiau reikia bėgti į kolegiją ar universitetą, duoti dokumentus, čia tik tai išleistuvę, sutikai ant Balto tilto. Aš tarp kitko nesutikau ant Balto tilto savo išleistuvių, nes Vilniuje gyvendamas neradau Balto tilto miesto centre. Va. Ir jūs čia galvojat, kur čia bėgti, ką čia viską daryti, bet iš tikrųjų jūs nežinot. Ir pavyzdžiui, kiti sako, stok bet kur. Pavyzdžiui, mano daugybė klasiokų taip ir padarė. Sako, stok tu bet kur, taigi svarbiausia baigsi mokslus, paskui jau ten galėsi įsidarbinti pagal tuos mokslus, nesvarbu, ar ten niekada nenorėjai būti gydytoju, bet įstok į mediciną, nes labai tau gerai sekėsi chemija ir biologija ir panašiai. Va, ir aš jums siūlau visiems, jeigu jūs nežinot, ką jūs norit veikti savo gyvenime, neskubėti. Palaukit. Dabar labai ant bangos yra toksai gap year vadinamas. Žinot, gap year? Kai jūs tarp mokslų ir tarp studijų pasiimat metus, 2 ar 3, keliaujat po pasaulį arba, nežinau, gyvenat savo mieste, įsidarbinate kokiame nors darbe, kur priima studentus, ar ne, baigusius mokyklą, kad ir padavėjų, restorane ir panašiai, ir tiesiog ieškote savęs. Kartą aš sutikau tokią Patriciją vienoje stovykloje iš Barcelonos, kuriai yra 30 metų ir jinai iki to laiko ieškojo savęs. Jinai norėjo, nežinojo, sako, ką aš noriu studijuoti, jinai atvažiavo į archeologijos stovyklą savanorių, jinai pasirinko grįžus atgal į Barceloną studijuoti archeologiją, jai dabar yra 35 metai ir jinai yra archeologija, ką tik pabaigusi mokslus naujokė. Tai aš labai jums visiems linkiu, kad jūs susigalvotumėte, jeigu nežinote, ką jūs norite veikti, neskubėkit, gerai? Nesivadovaukit kitų nuomonę. Jeigu neturit sprendimo dabar priėmę, priimsit jį tikrai vėliau. Ateis toksai metas. Nepadarykit klaidos ir nestudijuokit to, ko jūs nenorit. Mano laikas baigėsi, aš noriu jums visiems palinkėti nerealaus savaitgalio. Ir ačiū jums labai. Ir žinokit, kad jeigu norėsit kada nors pigių kelionių, tai galit man paskambinti. Ačiū labai. Ačiū. Oi, nepabėg. Kiek daug čia jūsų susirinko. Klausykit, užduokim dar vieną klausimą, aš nuo savęs norėčiau dedikuoti. Taip. Tu iš tikrųjų žmogus yra sitas, mes, ar ne, paprasti mirtingieji, keliaujame ir tai yra mūsų atostogos ir laisvalaikis savotiškai, ar ne? Jeigu tavo kelionės yra tavo darbas, o koks yra tavo laisvalakis, kaip tu leidi laiką, vat mums labai įdomu visiems sužinoti. Aha, žinai, viena žurnalistė manęs irgi paklausė, vakar tarp kitko, sako, gerai, tu keliauji, damiesi tomis kelionėmis, dirbi su kelionėmis, sako, tai ką tu veiki laisvalaikiu? Aš sėdėjau ir nežinojau, ką atsakyti. Jinai tada pasakė, gerai, sako, mes abudu tokie patys, nes aš be rašymo irgi neįsivaizduoju savo gyvenimo. Tai vat, bet man patinka žaisti tenisą. Dar nepripratau sportuoti, bet pilvą numesti reikia, žinai. Ir
labai mėgstu laisvalaikį leisti Lietuvoje. Kažkur tai pasivažinėti ir po pačią Lietuvą, pažinti, apsilankyti kažkokiuose tai įdomiuose viešbučiuose ir naujose kurortuose. Tarp kitko, Birštonas man žiauriai patinka. Yra čia kas nors iš Birštono? O, geras, linkėjimai. O, labai gerai. Čia mojuoja. Tai ačiū tau labai, Rimvydai, labai malonu buvo. Ir draugai Ačiū mano, jums, sėkmės. jeigu jūs norit kažkur tai smagiai nukeliauti, aš be jokios abejonės manau, kad Rimvydas visą laiką jums padės. Makalius.lt